5 psalmė, iki 6. Ir pamatysim, kad Dievas ne visus myli, myli tik teisų žmonės. Nusidėjėlių jis ne tik, kad nemyli, nekenčia. Nusidėjėlių Dievas nekenčia. Dievas turi ne tik meilę, Dievas turi neapykantą. Ir jeigu tu darai nuodėmes, tu darai sunkius nusikaltimus, Dievas tavęs nekęs. O jeigu Dievas tavęs nekęs, o vaikeli, greičiau susiimk ir atgailauk, nes turėsi rimtų problemų. Žiūrėkim, skaitom nuo 4 iki 6 eilutės. Tu netoks esi Dieve, kuriam nedorybė patiktų. Kaip jis mylės, jeigu nedorybė žmogus daro. Ir pikta negyvens su tavim. Pagirūnai negali stovėti tavo akivą ir besąlyginė meilė. Pagirūnas jo akivaizdų negali stovėti. O taip va. Tu nekenti visų darančių neteisybę. Jeigu visų darančių neteisybę nekenti, reiškia ir nemyli. Jeigu myli, tai vadinasi nekenti. Jeigu nekenti, vadinasi nemyli. Teisingai? Darantis neteisybę, Dievas nekenčia. Ką darė su tais? Tu sunaikinsi tuos, kurie kalba melą. Viešpats bjaurisi kraugeriu ir apgaviku. Nemyli, o bjaurisi. Juodu ant balto parašyta, taip kad nekalbėkit pasako, labai susikūrė savo tokį, žinot, ružavai rožinį tokį paveiksliuką, Dievą tokį tenai sacharininį ir džiaugiasi gėlytės, paukščiukai ir taip toliau ir gali daryti nuodėmes, laužyti įstatymą. Egi Dievas mus myli, aš jaučiu, kaip jis mane myli. Dar viena iliuzija, niekas nemyli, jeigu tu darai nuodėmę. Nekenčia tavęs. Eini į pražūtį ir galvoji, kad šviesos traukiniu kažkur važiuosi. O taip gali būti. 11 psalmė, 5 eilutė, pažiūrėkim. 11 psalmė, 5 eilutė. Ar visus Dievas myli? Sakau, čia tik prostitutė gali mylėti visų. Ir taip dar yra sąlygos, nėra besąlygiškai. Jeigu ateis labai jau smirdantis, nesiprausęs ir utėlės per veidą rapoja, neaptarnaus. Ir tai nebus tos meilės besąlygiškai. Arba sakys, neturiu pinigų, tai iš meilės tik tai to. Galėsi man, sako, aptarnauti. Ką žinai, aptarnaus ar ne? Irgi meilė, ne ten meilės sąlygos yra. A jau apie kitur aš nekalbu. Žiūrėkim, 11.5. Viešpats teisų įtyrė, o nedorelių ir smurtininkų jis bjaurisi. Nemyli, o bjaurisi. Parašyta. 139 psalmė. 139. Nuo 20 iki 22 eilutės. Dabar žiūrėkim apie nedorelius, kad Dievas sako. Jie nedorai apie tave kalba, tavo vardą piktam jie naudoja. Dovydas, ar myli visus iš eilės? Aš nekenčiu tų Viešpatie, kurie tavęs nekenčia. Man bjaurūs tie, kurie prieš tave sukyla. Ar myli visus Dovydas? Ne. Jeigu jisai nekenčia Dievo, jis irgi Dovydas jo nekenčia. Nemyli, o nekenčia. Ar galima mylėti Dievo nekenčiant ir Dievo valią laužantį žmogų? 2 Kronikų 19.2 bus atsakymas. 2 Kronikų knyga, 19 skyrius, 2 eilutė. 2 Kronikų 19.2. Labai įdomi vieta. Pranašas Jehuvas ką rašo. 561 puslapis, kad čia būtų. 561 puslapis. 19 skyrius, 2 eilutė. Hananos sūnus Jehuvas regėtojas, aiškiai pranašas, išėjo pasitikti ir kalbėjo karaliui Jozapatui. Ar turėtum padėti bedieviui ir mylėti juos? Tu ką, bedieviui padedi ir tu myli bedieviui? Myli, kurie nekenčia Viešpatės, mylėti tuos, kurie nekenčia Viešpatės, dėl to užsitraukia Viešpatės rūstybė. Už ką Jozapatas Dievo rūstybė? Todėl, kad kurie nekenčia Viešpatės, piktadėlis jis mylėjo ir gertumą meilę. Dar duosiu aš pavyzdį, pažiūrėkime iš gyvenimiško dalyko, pavyzdžiui. Besąlygiška meilė. Ką tai reiškia? Nėra tokio dalyko. Šeimoj, sakykim, žmona kas antrą dieną eina į kairę. Į kairę, į dešinę, į šiaurę, į pietus, į vakarus, į rytus, su darbe, su kaimynais, su bet kuo. Vyras to žino. 1, 2, 3, 4, 15, 55. Žiausiai. Jis gyvena, jis myli, jis besąlygiškai myli, Dieve mano. Žmona žino, kad ji dabar išėjusi kairiai šiuo metu. Jis patenkintas laukia, greičiau jinai grįžtų, ruošia į vakarienę. Koks šventasis? Ne, avinas. Tai yra avinas, sakykim. Ar čia pagalvojame, va, koks šventas, nėra tokio dalyko. Teisingai turi mylėti žmoną, paprasčiausiai. Kol žmona savo, žmonos, kaip sakyti, rėmose yra.
prašiausiai, kuri kaip žmona yra, tai būtinai privalai, bet jeigu ta žmona, prašiausiai, nu į kairį į dešinę, prašiausiai. Arba vėl moteriškė nesiskiria, gyvena su juo, kuris kiekvieną dieną ją muša. Eina su užtimsekim, sutinusia nosim, paprasčiausiai sulaužydai šonkulį su ranka ar koja, sulaužyda, bet jinai myli, jinai besąlygiškai gyvena su juo, iki kol užmuš. Ar čia šventoji? Ne, čia paprasčiausiai rišta, sakyčiau. Reikia keisti kažką su pasaulėliu, kažkas blogai su žmogaus galva, sakyčiau. Negali būti tokios besąlyginės meilės. Net ir vaikai tėvus mylėti. Atrodytų, jų tėvai tai šventas dalykas, gerbti tėvą ar motiną įstatymus. Ir tai yra tam tikros ribos paprasčiausiai. Jeigu tėvai kaip tėvai buvo, teisingai, augino, kaip jie sugebėjo, stengiasi paprasčiausiai. Bet jeigu tėvai jo neaugino, jį kankino, jį marino batu, jį spardė, jį mušė, jį bandė parduoti vaiką pedofilam arba į organus paprasčiausiai. Ne, vaikas turi mylėti. Kvailystė. Tai yra sąlygos. Visur turi būti sąlygos. Nėra besąlygiška. Oi, vaikus mes mylim besąlygiškai. Palaukit, kaip besąlygiška. Savo vaikus myli teisingai. Ar myli kur nors kažkur, kažkieno ten, Petro Jonaičio ar Jono Petraičio vaikus taip pat kaip savo? Ar myli? Na, sąlygas, kad tai tavo vaikai, tavo kūnas ir kraujas. Jis tiek labiau myli negu kitus.